mažai buvo sodybų, tai iš tos pačios dienos, kai užregistravom ir atvažiavo. Ir pirmieji klientai tai buvo pas mus iš toli. Žvejojo ir žuvį pagavo ir, ir susirgo pas mus, ir pasveiko pas mus, arbatą virėm, pūkinės antklodės nešėm. Pažvejot, tai čia jau daug kas žvejoja, moka, nemoka, bet žvejoja ir nes ežeras arti. Aišku, apie bitininkystę jau čia ir važiavo, sužinojo ir moksleiviai, ir turistai. Mes atrodėm nuoširdus ir važiavo pas mus taip. Jie pajuto tą. Keliavom po Lazdijų kraštą, tęsiam Lazdijų krašto perlų paieškas. Ir šiandien esam šalia gražaus ežero, kur gyvena du nuostabūs šito krašto žmonės, turizmo pradininkai mūsų krašte, vieni pirmųjų įsteigė kaimo turizmo sodybą, tai yra Rima ir Antanas Kliučinskai. Keliaujam su jais pasikalbėti, apžiūrėti šitą gražią kaimo turizmo sodybą. Keliaujam. Didžiausia garbė šiandien būt pas Rimą ir Antaną Kliučinskus vienoje iš trobelių. Labai graži medinė trobelė, užsikūrėm ir židinį, daug šilčiau, jaukiau. Tai aš esu girdėjęs, kad jūs savo veiklą, būtent turizmo tą veiklą, vykdėt nuo 2000 metų. Tai per tuos metus pasikeitė ir kartos, ir laikai visiškai keitėsi. Papasakokit man, kaip apskritai kilo idėja pradėti kaimo turizmo verslą ir kaip jums per visus tuos metus sekėsi. Pati pirmoji mintis, tai nežinau kaip atėjo, turbūt kažkaip pačios pirmosios sodybos Lazdijų rajone tokį pavyzdį davė, bet tai jos buvo tik tai ar 4 ar 5, aš gerai nepamenu, mes buvom 5 ar 6 rajone. Va, o pradžia tai buvo tokia, kad pasistatėm tokį vasarnamį, arbatą išgerti, svečią pasikviesti ar medžioklės trofėjus pakabinti. Kažkaip tai po truputį atvažiavo dar į svečius tuometinė turizmo informacinio centro direktorė Roma Sulgienė. Ir mus taip labai jau paskatino, tik darykit. Bandėm, tai buvom tokios tuo metu, tikrai pradininkai, tikrai labai bijojom, drebėjo visos gyslos, pasimokyti nebuvo iš ko. Pradžia gal tokia, tai vat Saulius Čepononis buvo jau įkūrę sodybą prie Dusios, tai pas jį nuvažiavom, jis ten trumpai papasakojo, tai kai laukėm pirmųjų klientų, tai aš nežinau, jau galvoju ir širdis sustos. Žvejojo ir žuvį pagavo ir susirgo pas mus, ir pasveiko pas mus, arbatą virėm, pūkinės antklodės nešėm. Stengiamės jau taip, ir vėliau stengiamės, aišku. Nors ne visada žmonės nori, kad jiems ten eitum, trukdytum, kažkur kištumėsi, tai taip nedarom. Bet jeigu yra poreikis, ar nori, kad pasikalbėti, ar nori pagalbos, ar nori apie rajoną sužinoti, tai va taip eini ir darai. Tai va, nuo 2000 metų. Taip. Supratau. Kaip suprantu, dabar jau veiklos nebevykdot, ar ne? Būtent susijusios su turizmu, nenuomojat šitų namelių, neteikėt paslaugų. Bet man labai įdomu, ar greitai pavyko tuos žmonės, klientus pritraukti. Antanai, papasakokit tą pačią pradžią. Pirmą vasarą užimta buvo? Pirmą vasarą buvom, mažai buvo sodybų, tai iš tos pačios dienos, kai užregistravom ir atvažiavo. Turizmo centras padėjo visą siuntė, kas galėjom. Tai labai greitai, paskui, aišku, toliau vystėsi, jau išmanėm daugiau ir ekskursijas pradėjau sudaryti tokias vesk, ne tik, kad žmonės kad veiklą darytų, bet tokį paskui ir sąrašą andėjau, kas pageidaujantiems galiu tai pravesti. Aišku, apie bitininkystę jau čia ir važiavo, sužinojo ir moksleiviai, ir turistai. Kai kurie labai domėjosi ir mes bendravom. Ir taip ir išėjo, kad atvirai buvom, nuoširdžiai. Mes atrodėm nuoširdus ir važiavo pas mus taip. Jie pajuto tą.
Tai aš dar prisimenu tokią istoriją, kai pats dar ėjau į pradinę mokyklą, mes su etnografijos būreliu buvom atvažiavę pas jūs irgi va tokį kaip ekskursijai, paskaitai, rodėt ir bites, panašiai. Tai vat, man labai įdomu, ar buvo tokių specifinių turistų, kurie atvažiavo būtent, nu, ta prasme, pas jūs, va, pavyzdžiui, pažvejot, pasižiūrėti bičių ir taip toliau. Buvo toks dalykas, pažvejot, tai čia jau daug kas žvejoja, moka, nemoka, bet žvejoja ir nes ežeras arti, bet tokis dalykas, kai aš užsienį perskaičiau, kad tai yra Abelio klimato namelis, leidžia pakvėpuoti Abelio klimatu tų žmonių užmokestį. Tai aš galvau, kaip, kad vėjas neišlaidytų, kad atėjus pasėdėti patogiai, tai padariau tokį specifinį avelį, padariau namelį, kad vėjas ir tas atvažiavo ir buvau pirmas Lietuvoje, paskui parodė per televiziją, tai pradėjo skambinti žmonės, kaip tu ten padariau, dabar daug yra tų padaryta namelių. Aišku, daug kokybiškesnių. Daug kokybiškės aš parankiniam priemonėm padariau ir tai specialiai atvažiuodavo, ypač kvėpavimo takų susirgimais, atvažiuodavo ten pabūt kartu ir pamedituoti. Kartu į sodybą ir pabūt, be užmokesčio. Be užmokesčio leidau aš ten. Tas dalykas, tai tas išlikęs ir dabar, ir paskui kitų dalykų vis klausdavau. Kodėl, sako, ką mes dabar rasime pas jūs? Ilgamečiai klientai, kurie buvo, ką naujo pas jūs? Tai tokia paskata, kad vis kažką darėm, kad darėm, kūrėm ir taip, ir vėjojau, jau pro šalį ir gitara gulė ant dekio, ten pasitiesė, aš sakau, jo sėdi ir aš sakau, ar galima paimti gitarą? Sako, galima, priejau, prabraukiau per stygas, tai iškart prie manęs priėjo, tik maudimukais buvo jos ir kai pagrojau, aš įėjom kažkokią, tai dar net neprisimenu, melodiją, kažkokią romantišką, tai čia tas visas grožis neišvirto. Jau nemokėjai, bet groja, ne? Jau tada prašė, bet sakau, einu, aš turiu reikalų, jau apsimešiau, kad turiu ir dingau iš ten, nes vyrų nebuvo šalia, o jo tik moteris apsito, Jūratė. Žinai, tai toks atitikimas irgi padėdavo man irgi visokiais būdais. O mes čia truputį praėjom pro jūsų sodybą, šiek tiek apžiūrėjom. Tai jūs man pasakykite, ar jūs čia kažką samdot, kad čia kažkas darytų jums viską, ar jūs patys čia savom rankom viską sulipdėt? Viską pastačiau ir šitą namelį savo rankom ir aišku, talkininkų prašiau, galėjau, bet padėjo. Talkinsiu talkininkais. Sumūrino sienas. Bet va tokie geri žmonės, tai iš giminaičių, tai va, tokie artimi, bet labai daug pats, o su turizmu ir tai tik patys, grinai patys, nes nėra toks uždarbis, kad galėtum samdyti žmogų ir nelabai yra ką pasisamdyti, nes kaime visi turi savo darbo, miestas toli. Kad atvažiuoti tikrai patys, grinai šeimos verslas, vaikai padėdavo. Bet ir turi būti, stovėti, budėti, kaip sako, nes už ženklą stovi, atvažiuoju pašalyčiai, užsieniečių užsuka ir beldžia, čia galima pernakvoti. Ir viskas. 10-11 valandą ir šokį. Pakloji, sutvarkai ir leidi juos, nes tai uždarbis viskas. Jeigu kurt sodybą, kas norėtų, tai sakyčiau, kurkit ne prie savo namų, gyventi reikia tokiau. Atskirai gyvenkit mieste, kur kad nes ramybės. Tai jo, tada yra reikalų ir prisieina ir naktį, ir dieną, ir visokiom kalbom. Viską turit mokėti, labai daug pareikalauja tokio asmeninio laiko, ar ne? Nėra kada atskirti, kur darbas, kur poilsis, visada realiai. Nes stengiasi vis tiek, sezonas pagrindė vasarą, jis trumpas. Tai stengiasi per tą sezoną
Ir uždirbti kiek gali, nu tai tas, kaip sakyt, pamiršti ir pavalgyti, pamiršti, gal taip ir netrodo iš pašalies, bet taip yra. Tai kas užsiima tuo dalyku, tai žino, supranta. Tai. Tie 3 mėnesiai, nu net ilgiau gal būna, ne, kokie 4-5 per sezoną būdavo, kad tokie užimti jau nuo. Tai jau tokie labiau rimti, tai ne, tokie 3. O jau šiaip rudeniop arba anksti pavasarį daugiau savaitgaliai, kol dar mokinių atostogos neprasideda. Ir pirmieji klientai tai buvo pas mus iš toli. Kaip nekeista, bet, nu, kaip sako, savam krašte pranašu nebūsi, tai taip ir yra. Klaipėda buvo, važiavo tikrai vienais metais, tai iš vis vos ne kas antras iš Klaipėdos. Ir Panevėžys, iš Panevėžio buvo visas autobusas, ekskursijos norėjo. Tai čia regioninį parką. Ir pas save, ir į regioninį padėjo ten. Regioninį parką buvo tokis, kuris Amšiejėnė vedė tuos ekskursijas ir tenai, kai jinai nedirbo jau, tai sužinojo pas mane. Aš ten medžiojau, visi viską žinom. Ir aš ten pravedžiau jiem tą ekskursiją, ką galėjau, ir Kryžių bažnyčią, ir viską parodžiau tokius žinomus dalykus. Tai sakot, kad turistų iš toliausių kraštų, ar paskui sugrįždavo jie? Pavyzdžiui, tie pirmieji, kur atvažiuodavo, pirmais tais metais, tai po to turbūt, žinant jūsų priėmimą, tai sekė metai po metų grįžo, ne? Tai taip maždaug, kad gal kokia apie pusę nebūna tų pačių, panašiai. Apie pusę būna naujų, bet kadangi kai mes tik tai 3 namelius atskirus 3 šeimom principė, tai kai daug negali priimti, o vasara trumpa, visi nori tom dienom, tai net tikrai skambindavo daug tų tokių senų klientų, kurių negalėjom jau priimti, nes tiesiog jau užimta. Jau užaugo ir kartos kelios, atvažiuodavo jaunimas, sako, mūsų čia tėvai atsiveždavo, jūs turbūt mus prisimenat, nu, jau užaugusių kaip ir neprisimenam. Nu, tai ir kiti vėl atsiminė ir mūsų mažus vaikus, tie vaikai užaugo jau eigoje, nu, tai tikrai ta istorija atrodo per tuos 20 kelis metus, tai nu, taip smagiai, gražiai, įdomiai ir yra ką prisiminti. Šiaip tai tie išeiviai į užsienį, kur vaikai gyvena, čia užsako namelius, pavyzdžiui, ir grįžta su tėvus atsivežiote, pabūt kartu. Tokia bendra erdvė, kur visi sugužėja. Tai asmeniškai, kur niekas netrukdys. Tai irgi tos ramybės, kas nori ramybės, kas nori tokios tylos. Tai ir šįmet sulaukiau nemažai skambučių iš užsienio, kad prisimena ir... Kai pradžioj, tai visi žmonės sakė, nu, net ir giminaičiai sakė, nu, kas čia pas jūs važiuos, nu, baikit baikas, nu, niekas čia nevažiuos. Nu, tai tikrai buvo baimės. Ir ką, nu, bet pasiteisino, viskas gerai. Pasiteisino. O kaip istorija bendrai atkūrimosi? Pasistatėt pirmą namelį, tą, kur mes apžiūrėjom, kur yra medžioklės kambarys, ar ne, ten pirmasis buvo. Ir kaip toliau tada išaugo? Pamatėt, kad yra turistų, sakot, statom dar. Reikia kažkas daryti daugiau. Nu ir norėsi daugiau, padarėm turistam. Ten kitą namelį pastatėm. Irgi paskui čia buvo vestuvės, važiavo fotografuotis ir su palapinėm priminėjom irgi žmonės. Tai maišosi vieni su kitais, nori savo tą šventę privatumo. Tai pastačiau pavėsinę, kur stovi, vestuvėm, kad ten eitų tą plaukimo tą laiką būtų ir čia paskui žiūriu, kad čia namelis visai neblogai. Nu, tai... Ai, kažkaip savaime. Ir vėl puoliau, aš ką nusprendžiu, tai stačia galva puolu ir jau tenai žūbūšį nėra. Nu, buvai likęs be darbo, tai va tada ir ėmėmės. Aš ir buvau be darbo, likus ilgą laiką ten taip vaikus auginom. Tas verslas iš sunkaus gyvenimo, reikėjo kažko griebtis ir ūkininkauti. Šiek tiek bandėm, žemės nėra labai daug, tai kažkiek gyvulius laikėm.
čia tie perversmai visi buvo, Lietuva atsistatė, atgavo nepriklausomybę, nu, labai daug išgyvenom tokių krizių visokiausių ir nepritekliaus ir visko buvo tikrai, kaip nesinorėjo įskūstis kažkur kažką, nu, reikia daryti, nu, nelauksi, kol pradės byrėti. Šaunuoliai, ėmėt ir padarėm. Ėmėm ir padarėm. Kaip sako, žiūrint vėl požiūris į tas yra, kai sako, tau špirė užpakalį, kaip tu pažiūrėsi, sako, kitas gali užsigalvo, kitas tai pastumėjimas tave į priekį. Tai jeigu šituo keliu eini, tai ir pasiekė kažko. Taip, kaip priimsi, kaip pažiūrėsi situaciją, ar ne? Irgi nuo požiūrio. Ir aš norėčiau paliesti tokią temą. Aš manau, kad jūs esate tikri mūsų krašto patriotai, visą gyvenimą praleidę čia, ne tai kad Lietuvoje, bet Lazdijų krašte. Tai vat man labai įdomu, ką veikėt per tą gyvenimą, kaip atrodė jūsų gyvenimas. Nuo pat pradžių, tai gal tada pradėsim nuo Antano. Antanas, kiek žinau, buvo profesionalus medžiotojas, dirbo medžioklės ūkį. Tai gal papasakokit bendrai, kaip prasidėjo čia jūsų gyvenimas Lazdijų krašte, kokius darbus dirbot, ką veikėt ir kaip atkeliavot iki to turizmo. Turėjau dar neįdamas mažametis, mokykloje neįdamas, aš jau tokį planą, ko aš sieksiu gyvenime. Buvau 6 šeimoje. Nu, tai, kaip sako, ir patyčių, ir visko rasdavau, bet aš nueitų į miškelį savo ir ten pasikalbėdamas su medžiais, su paukščiais, aš ramybę rasdavau. Tai viskas, pirmas dalykas buvo būti miškininku. Baigiau miškininkystę. Galvojau daugiau siekti mokslų, bet kovo diplomai, balandį jau gavau šaukimą į sovietinę armiją. Vėlgi, sakau, viskas ten bus tvarkoj, 2 metai niekur nedėsi, kaip mane paėmė 3 metus į Šiaurės laivyną. Ant karinio jūrų laivo tarnavau, Barencovo jūroje daugumą, praleido visą laiką daugumą, turiu ženkliuką už tolimą žygį. Ir šiaip Naujojo žemėje buvau kėlęs koją. Tai va, ten praleidau daug ir grįžęs namo jau, čia buvo vieni tėvai gyveno, jau sakau, reikia jau mokslai atidėti, reikia pradėti į priekį, kažkaip čia padėti jiems. Nu ir pasilikau, pagal paskyrimą buvau Šulskų valstybinį medžioklės ūkį ir ten reikėjo atidirbti 3 metai. Čia sukurtas buvo metalių medžioklės baras ir jame aš dirbau. Nu, man patogu buvo, kad vietoje ir tėvus prižiūrėti ir vietoje dirbtis, kaip sako. Tai bet tokias buvo neribota darbo diena, kaip sako, tenai ir reikėjo daug ir naktinį, daug ką praleisti miškuose. Priėmėm didžiausius pareigūnus Lietuvos, to sovietmečio, tai ir jų svečius darėm medžioklės jiems. Tai, tai va tokias dalykas ir paskui po truputį susitikau Spaurų žmoną ir sukūrėm šeimą. Tai kur susipažinot, papasakokit? Nuo ko pradėjom? Pradėjom draugauti nuo šokių. Rugsėjo mėnesį po bulviakasiu. Bet būtų turbūt ta draugystė neužsimezgus, jeigu nebūtumėm iš anksčiau pažinoję vienas kito. O kaip ir nekeista, bet susipažinom tai per medžioklės reikalus. Nes pas mus gyveno namuose nuomavo kambarį medžiotojas vienas, o šiaip mokytojavo metelių mokykloje. 8-metiai. Tai atvažiuodavo, jie kartu dirbo, tai aš iš matymo pažinojau Antaną ir tiek. Ir kai reikėjo, nežinau, po kiek laiko, kai jau tiek pažinojau, aš dar mokiausi, dar studijavau, ir paskui reikėjo iš šokių parvažiuoti į Šventežerio. Nevažiuosi su nepažįstamu. Tai Antanas parvežė, ir paskui ir va. Ir taip ir atsitiko. Ir jau taip ir atsitiko. Nuo to laiko, kai parvežiau, tai daugiau į šokius niekas nevaikščio. 2 metus praleidau kartu ir paskui nutarėm sukurti šeimą. Labai gražu. Tai kiek turite anūkų, papasakokit? Tai turim anūką,
7 metų ir 2 anūkutės. Viena 3 metukų, kita dar neturi 3. Ir kiek sūnų jūs turite? 5 sūnus. 5. Nu, čia jau nemažas apvalus skaičius, ar ne? Bet kaip dar noriu pasakyti, vienas anūkas eina 1 klasė. Ir kai mokytoja ten klausėjo, kaip ką, kas kur klausima, kai ką, tai mano anūkas atsistojo, sako, jūs ne vienas tokio dvidulio neturite kaip aš. Diedulis labai giriasi šito dalyku. Nu, čia labai svarbu, žinot, širdžiai tai malonu. Įsivertinimas. Tada supranti, kad kažką gyvenime darai gerai. Nes, nu kaip, anūkai yra tas, ko nesugebėjai duoti savo vaikam, ko neturėjai tiesiog laiko, gal supratimo, reikėjo kažkaip uždirbti pinigus, nu kažkaip ir tai tikrai labai daug ko negalėjai duoti savo vaikam, ką būtum norėjęs. O anūkam jau kitas supratimas, jau laiko atsiranda, jau nereikia prižiūrėti vaikų savo. Jau kažkaip, tai anūkai yra kažkas tokio. Nerealaus, ar ne? Nerealaus. Rekomenduoju. Visiems. Labai super. Išgirdom Antano istoriją, kaip atkeliavom iki šių laikų. Kaip pas jūs? Kaip atsitiko, kad Rima tapo mokytoja? Aš nuo pat mažens norėjau dirbti su mažais vaikais. Nežinau, kažkaip buvo ir vis taip kažkaip taip vis lyg menai traukė, bet lyg ir darbas su mažais vaikais. Nu, kažkaip baigiau Sirijų vidurinę mokyklą, tuometinė buvo, ir įstojau į Marijampolės pedagoginę mokyklą, dabar kolegiją kaip ir būtų. Tai ten reikėjo mokytis 3,5 metų, paskui baigusi iš karto gavau darbą, atsiėmiau diplomą ir po kelių dienų aš jau dirbau Lazdijuose Vyturėlį. Lopšelis darželis tada vadinosi Vyturėlis. Ir stojau neakivaizdiniu į Klaipėdą studijuoti, kad įgyčiau aukštą išsilavinimą. Iki mokyklinį ugdymą ir psichologiją iki mokyklinį. Viso labo man gavosi aš, kad iki mokyklinį ugdymą studijavau labai ilgai. Po vidurinės 3,5 metų buvo toks kursas ir tuo metu neakivaizdinis buvo 5 metai. Pirma darbo vieta Vyturėlis, paskui, kai buvo statoma Kregždutė, buvau paskirta pavaduotoja, vedėja buvo tada, ne direktorės pareigos, vedėja ir aš buvau vyr auklėtoja. Tai buvo kaip dabar atitikmuo pavaduotojas ir man buvo pavesta surinkti vaikų visą sąstatą visam darželiui, baldais pasirūpinti, kad jie būtų suvežti, žaislais, nu ir vis tokie visokie. Tai va, tai Kregždutė mano toks kūdikėlis, nes nuo pat pradžių aš ją žinau. Ir kūrybinio darbo daug, ar ne? Ir kūrybinio, taip. Tai kada dirbi su vaikais, kūrybinio daugiau. Kai dirbi jau daugiau administracinį darbą, tai to kūrybinio šiek tiek sumažėja, bet jo norint, tai visada jį gali turėti. Tai va, ir paskui ištekėjau, paskui gimė sūnus, paskui antras, paskui taip kažkaip taip gavosi, kad išėjau, nu tiesiog dėl vaikų išėjau iš darbo, galvoju laikinai. Bet gavosi nelaikinai, paskui, nes atsirado daugiau vaikų ir keitėsi santvarkos ir darbai labai keitėsi ir aš tada kurį laiką taip pabuvau be darbo, paskui buvo konkursas, perskaičiau tiesiog laikraštyje, kad Sirijuose reikia darželio vedėjos ir tada dalyvau konkurse, laimėjau ir pradirbau iki šių metų. Sirijų darželyje. Taip, tos patirties turite įvairiausios dabar. Įvairiausios. Ir turizme, ir darželį, ir mokykloje. Ir darželį, jo, ir vaikai tai iš mano gyvenimo, jie neišblėso ir neišblės. Tai dabar dar anūkai? Dabar anūkai, jo, tai taip kažkaip norisi anūkam to laiko skirti ir tik, va, kiek jau, kaip jau sugebėsim, kaip galėsim. Labai gerai. O rajonas, tai mes sakau, visada ir augę, ir dirbę, tik Lazdijų rajone. Ir vaikai visi nepabėgo Lietuvoje. Ir mylim savo kraštą tikrai labai. Tai kokią vietą užima jūsų širdį, Lazdijų kraštą? Tai iš visų kraštų pirmą. Gimtinė? Viskas čia. Čia gimimo užaugom.
mylit šitą kraštą ir kas svarbiausia, žinot, mylėti yra viena, bet jūs jį ir kuriat. Tai buvot vieni iš pradininkų pirmųjų, kurie ir kaimo turizmo sodybą sukūrė ir prikvietė tuos turistus čia atvažiuoti, pasilikti ir grįžti vis dažniau, tai aš manau, kad čia labai didžiulis darbas. Ir dar perteikėt ir savo hobius tiems turistams. Tai aš dabar kaip tik norėčiau pereiti ir prie tų hobių. Ir kiek žinau, kiek pažįstu pats Antaną, tai Antanas yra hobių meistras, turi įvairiausių ir medžioklė, ir žvejyba, ir bitininkystė, ir kalvystė netgi, aš čia galiu pamatyti pagal. Iš medžio drožimas daug tie jau iš drožimo jau supjauščiau, supuvo į malkas. Tai perėjau į metalo, kad nesupūtų. Perėjau į metalą, žmonai kovo 8 iš metalo dirbinį dovanojo. Tai šiaip pradėjau, dar pradėjau akmenį pabandžiau, jis man žiūriu pakluso akmuo ten, bet trauma mane sustabdė. Jau liks neįgyvendyti dalykai, kur galvojau padaryti. Tai dabar iš tų visų hobių, kuris jūsų tas mylimiausias yra? Aš negaliu pasakyti iš jų visų, nes aš šiemet sūnus parvežė man metalo detektorių ir kai užkabino, čia ne kiekvieną dieną galima sakyti, einu, renku tuos pinigėlius, visokius metalo dalykus. Kuo aš dar užsiimsiu, tai aš negaliu pasakyti to, bet jeigu užkabys, tai... Tas metalo detektorius, tai jam pasitarnauja, labai užsikabliavo, kad atkuria čia mūsų miškelio Žališkaitės istoriją karinę. Sako, dabar aš ten randa šovinių, randa ten apkasus, kažkaip vaizdai ryškėja, nes ir iš tėvų pasakojimų, iš senelių kiek pasakojimų, iš kaimynų, vis tiek jau turim patirties, jau turim gyvenimą, jau kažkiek tai dabar tokios sąsajos. Tai jo čia dabar hobis toksai, bet jisai ne tai, kad geležikus, bet ta tokia istorija, pareina, sako, aha, dabar man aiškiau. Čia tas buvo, jo, verėsi vaizdas, čia buvo. Tai nes, istorija kažkaip visada tą nedovino, kažkaip jisai toksai. Aš anksčiau galvojau daryti muziejų, aš pradėjau, kaupiau, paskui kažkaip tai tas atitolau, žiūrėjau, aš muziejaus neatstosiu, kur jie įkurti jau seniai, tai tada pradėjau šitą pavasarį, vasarą pradėjau daryti ten tokių dalykų. Ant seno kluono sienos. Tai žmona parvažiavo iš darbo, sako, iš kur tu tiek traukia viską, sakau, aš dar visko negaliu nesuradęs, dar esu. Taip, sako, žiūrėjau, tau mažai vietos reikia ant kluono, jau vietą padaryti. Ir padariau vietą ant kluono ir jau tos užkrauta viską. Žodžiu, 9, matai, 10 badas. Mano pomėgiai tokie kitokie. Aš labai, kad galėčiau, tai mėgčiau keliones. Bet mano per gyvenimą nebuvo jų labai daug, nuo artimų tai taip. O šiaip mėgstu skaityti knygas, mėgstu labai aš. Irgi turi tokią lygą, ne? Gėlės labai. Ir valgyti labai skaniai gamina. Už gėlės jau ir bart gaunu, sako, pasisodink tu kokią vieną kitą labai gražią ir prižiūrėk, o dabar daug ir nedažiūrėtos. Yra kaip yra. Tai jūs užsiminėt apie keliones. Tai aš dabar norėčiau šiek tiek grįžti truputį prie to, tai dažnai keliaujat ir su Lazdijų turizmo informaciniu centru, esat vieni iš pagrindinių, aktyviausių žmonių, nesvarbu, kad ir tos veiklos nevykdot, jūs vis tiek prijaučiat, suprantat tą turizmą, dalinate savo žiniomis. Ir mes tuose kelionėse ir šiaip pažinodami jūs, sakom, kad jūs visada laimingi, sakom, Rima ir Antanas visada su šypsena. Tai jūs mums papasakokit ir dabar žiūrovom, kurie žiūrės šitą laidą, kur yra ta paslaptis, kur yra tas laimės receptas. Tiesiog aš galvoju, kad žmogui, taigi būna visko, aišku, tai būna, nėra tas gyvenimas kaip per sviestą. Būna ir labai sunkių dienų ir buvę per gyvenimą, bet kuo toliau, tuo labiau žmogus suvokia, kad bet kuriuo atveju tas gyvenimas labai trumpas. Ir dar kai turėjom didelių sukrėtimų abu, tai kai persidėlioja į tuos prioritetus, pajauti, kas tikrai yra svarbu, tai pyktis nėra laiko.
Belieka šypsotis, ar ne? Nu, belieka šypsotis ir sakau, ir taip, nu, į žmogų reikia žiūrėti su pozityvu. Ir Antanai tada palinkėjimą. Palinkėjimą galbūt žiūrovams, palinkėjimą lazdijiečiams. Nu, aš tai labai gražus Lazdijų kraštas, rajonas gražus, kadangi irgi tas ir ekskursijos svečių ir tuo bandžiau sudomint, tai aš palinkėčiau prisiminti savo praeitį, visą ir istoriją savo ir gyventi taip, kad nebūtų gėda paskui ateityje tau. Nu ir savęs nesigraužtum, jei ko nepadarai arba ne taip padarai. Ačiū labai už šitą gražų jaukų pokalbį prie židinio. Židinys baigia išsikūrent, tai laikas tada ir pabaigti šitą pokalbį. Labai ačiū. Kuo geriausios sėkmės jums, sveikatos ir labai ačiū, kad sutikot taip mielai jaukiai pabendrauti. Ačiū Jums.